svarbiausi patarimai pradėjus papildomą maitinimą, tai tikrai iš pradžių nėra tiek svarbu, kiek tas kūdikis suvalgo, kiek pats procesas, kad jisai apsiprastų su ta nauja valgymo forma. Ir papildomo maitinimo pradžioje didžiąją dalį energijos ir maistinių medžiagų vis tiek vaikas gauna iš motinos pieno ir pieno mišinio. Taip pat svarbu apsišarvuoti kantrybę, ar ne, nes tikrai viskam reikia laiko, neskubinti, neversti vaiko valgyti, nes skubinimas, vertimas valgyti gali irgi turėti paskui įtakos ir mitybos problemams susiformuoti ateityje. Taip pat suplanuoti maitinimus taip, kad vaikas tuo metu nebūtų jau pernelyg išalkęs ir pavargęs. Nuolat siūlyti įvairaus maisto ir palaipsniui vis įvesti naujovių, ir kūdikiai tikrai mėgsta rinktis patys ir kartais jiems reikia laiko priprasti prie skirtingų maisto produktų, tekstūrų ir skonio. Taip pat labai gerai būtų leisti vaikams valgyti pirštais, taip jie gali parodyti, kiek nori valgyti, ir tai padeda jiem priprasti prie tų skirtingų maisto produktų ir tekstūrų, taip pat tai padeda lavinti rankų ir akių koordinaciją, ir visas tas papildomo maitinimo procesas tikrai gali šiek tiek sukelti netvarkos aplinkuje, ar ne, bet reikia atsiminti, kad tai yra svarbi kūdikio raidos dalis. Ir kai kuriems kūdikiams tikrai patinka pradėti maitintis trintu, sublenderiuotu maistu, ar ne, o kitiems labiau vis tik tai tie gabaliukai yra labiau primtini, bet irgi jie yra verti minkštos tekstūros ar ne konsistencijos, kurie tinkami paimti pirštais. Na ir pirštais valgyti tinkamas maistas, tai būtų tas maistas supjaustytas pakankamai didelius gabalėlius, kad kūdikis juos galėtų laikyti kumštyje ir dar kažkuri dalis išlystų iš kumštuko ribų, ar ne, ir kitiems kūdikiams vis tik reikia daugiau laiko priprasti prie naujų tekstūrų, na ir tikrai jie pirmiausia gali rinktis tą glotnų ar kiek mažiau sublenderiuotą maistą, kuriame yra šiek tiek jaučiama gabalėlių, tai irgi reikia laiko ir viskas po truputį, tik tai reikia vis siūlyti ir bandyti tas kitas tekstūras ir vaikas prie jų pripras.